Sveiki. Šiandien norėčiau aptarti trečiąjį astrologinį būstą. Ir kas tai yra, kai į ją įdedame daug esančių planetų, su kuriomis, aišku, galbūt daugiau mažiau esate susidūrę ir susipažinę, nes kviečiu pasiklausyti video jau tuos žmonės, kurie jau šiek tiek yra palietę astrologiją, žino, kad yra vis tik 12 būstų, kad kiekviename būste įdedant planetą, ką reiškia, kokia jo reikšmė ir taip toliau. Tai šiai dienai papasakosiu per daug nesigilindama, nes mėgėja gilintis, ir papasakosiu daugiau pagrindinius aspektus, kas būtent yra trečiasis būstas ir kai mes jį įdedame planetas. Tai visų pirma, trečias būstas yra labai paprastai išreiškiant tiesiog komunikacija. Tai gali būti ir daugiau aspektų, ką tai reiškia šis būstas, tačiau šiai dienai, apžvelgiant pagrindinį kontekstą, tai yra komunikacija. Šiam būstui atstovauja dvynių ženklas, zodiako ženklas ir tai yra Merkurijaus planeta, tai yra valdovai. Pas trečias būstas yra labai susijęs su tuo, kad kai mes pačią tą komunikaciją išreiškiam, kaip jinai mums asistuoja gyvenime, kaip mes bendraujame su kitais žmonėmis, gali būti tai susijęs su seserimis, broliais, giminaičiais, trumpos kelionės, sakykime, galime išvažiuoti į kažkokį tai miestą, jeigu žmogus turi, sakykime, planetas trečiam būste, dažniausiai mėgėja bendrauti, komunikuoti su kažkuo, išreikšti nuolatos tą komunikaciją, važiuoti kažkokias trumpas keliones, turėti draugų. Dažniausiai tokie žmonės yra labai draugiški ir turintys nemažą kiekį draugų. Aišku, priklauso nuo planetos įsidėstymo, tačiau dažniausiai tai mėgėjai komunikuoti. Aš tokius žmonės vadinu dažniausiai netgi trintukais arba tiesiog kalba, kad kalbėtų. Tai prieinant prie pirmosios planetos, ką tai gali reikšti trečiame būste, paminėsiu tai Saulę. Saulė iš savęs atstovauja ir asocijuojasi kaip valdovas Liūtas, Liūto zodiako ženklas. Ir Saulė pati iš savęs yra pažiba, autoritetas, tam tikras vadovas. Kai mes įdedame į tam tikrą būstą Saulę, jinai apšviečia tą būstą, jinai tampa pažiba, jinai yra dėmesio centre. Ir Liūtas yra tikrai mėgėjas būti vakarėlių liūtas, ne, kaip sakoma, yra tas posakis. Ir tikrai nemažą kiekį turi draugų, gali būti tikrai mėgėjas turėti kažkokių tai aplinkų kaimynų, su kuriais nuolatos bendradarbiauja, komunikuoja, nori išreikšti, kalbėtis. Galbūt net tokius žmogus gali dažniausiai būti kokiai bendruomeniai priklausantis. Na, tikrai išreiškia save stipriai ir nori būti to lyderio pozicijoje. Kas dar? Taip pat gali būti, kad Saulė iš savęs mėgsta tą tokį blizgesį, spindesį. Ir dažnai gali tikrai mėgėjas važiuoti kažkokias tai keliones, ar net būti, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, dirbti su komunikacija, dirbti vadybininku. Tikrai yra sričių, kur žmogus tiesiog save tikrai išreiškia ir ta jo komunikacija gali būti labai išraiškinga, liūtiška tokia, suprantat. Ir žmogus dažniausiai bendraudamas linksta į tą pusę, kad aš jeigu kalbu, tai manęs klausykit, mane pastebėkit ir tai man yra labai svarbu. Liūtas iš prigimties, jeigu jis tikrai turi gerų draugų ir ištikimų draugų, jis ir pats tampa ištikimas. Ir tikrai yra ištikimas su savo broliais, seserimis, ar ne, jeigu turi giminaičius, palaiko ryšį, kažkokį nori kontaktą palaikyti, išlaikyti tuos santykius. Tai yra tikrai jam svarbu ir aktualu. Kita planeta yra įdedant į trečią astrologinį būstą, yra Mėnulis. Mėnulis jau yra šiek tiek kitokia pozicija palyginus su Saule. Mėnulį atstovauja Vėžio zodiako ženklas, tai yra jo valdovas. Mėnulis mėgėjas į santykius, į pačią komunikaciją, būti ganėtinai emocionalus. Ir tas emocionalumas kartais gali būti laviruojantis lyg amerikietiški kalneliai, kaip aš vadinu. Ir dažniausiai būna tokios emocijos, kurios yra plaukiančios, galbūt kartais su giminaičiais, seserimis ir broliais, jeigu tokius turi.
vieno gyvenimo etapų gali būti labai geri santykiai, ar ne? Kitais gyvenimo etapais tokie laviruojantys gali būti, nežinau, konfliktai kažkokie, įtampos, kitą kartą vėl gerai. Na, mėnulis mėgėjas laviruoti ir jis tikrai, turint labai stiprų mėnulį, galbūt tos emocijos nebūtų tokios kartais laviruojančios ar per daug perteklinės. Bet dažniausiai mėnulis mėgėjas išlaikyti tą savo poziciją, kad, na, jeigu man yra nuotaikos, aš nebendrausiu. Jeigu yra nuotaika, jeigu yra tikras fainas vaibas, aš tikrai išlaikysiu ir komunikuosiu. Bet dažniausiai iš principo mėnulis, jeigu yra 3. būste, jis tikrai mėgėjas būti tikrai nuoširdus, imlus, intuityvus, jis mato tą komunikacijos prasme, kaip bendrauja su kitu žmogumi, žino, kaip perteikia savo emocijas, žino, kaip kitam galbūt duoti kažkokios tai pagalbos, padėti, ar ne, išreikšti savo pagalbą, tą tokį rūpestį, nes mėnulis pats iš savęs, kaip Vėžio zodiako ženklas, mėgsta rūpintis, saugoti kitus. Ir tą komunikaciją gali išreikšti per tą tokią emocinę prizmę. Galbūt kartais gali netgi žmogus mėgti iškalbėti savo kažkokios tai nuoskaudas, arba traumas, arba pyktį, turėti tą tikrą artimą žmogų, su kuriuo tikrai galėtų išsikalbėti. Tai mėnulis toks tikrai mėgėjas. Ir kas dar? Mėnulis irgi palei savo jausmų prizmę irgi gali, sakykime, vieno etapo irgi važiuoti, kažkur keliauti, komunikuoti su kitais. Mėgėjas, nuotaika, vaibas geras, viskas ok. Ateina etapas, nenoriu niekur važiuoti, palikit mane ramybėj, man blogai. Tai jis toks tikrai iš savęs. Galbūt irgi kaimynus turi, su jinais bendrauja vieną dieną, pasisveikina, kitą dieną jau nenori sveikintis. Irgi tokia įtampa gali būti. Bet truputį su metais mėnulis tikrai bręsta ir tikrai tos emocijos po truputėlį pradeda atrasti tam tikrą pusiausvyrą, kurios yra tikrai mėnuliui labai aktualios ir svarbios, nes jeigu jis tampa toks, nuolatinis chaosas, žemyn ir aukštyn, ir pats tiesiog žmogus susiderina ir su metais jis supranta, kad ką man tiek draskytis, ką man tiek rodyti savo emocijas, kai galiu tiesiog atrasti po truputėlį tą pusiausvyrą ir laikyti savo pozicijos, kad tą bendravimą galima išlaikyti tikrai pagarbų, gražų, nebūtinai intensyvų, bet tokį emocinį, kur žmogus tiesiog nori kažką perteikti, padėti, parodyti, kaip jiems svarbus kiti žmonės ir panašiai. Tai tas yra aktualu, taip. Gerai, pereikime į kitą planetą, tai yra Venera. Venerom atstovauja Svarstyklės zodiako ženklas. Ir Venera iš savęs man labai aktuali šita planeta 3. būste, nes mano vaikas turi šitą 3. zodiako ženklą, 3. būste Venera. Ir ta komunikacija tikrai jo įdomi, jis tikrai imlus ir tikrai nuoširdus. Ir nuo pat mažens, nuo pat jaunų dienų jaučiasi ta komunikacija, jinai tikrai su kitais žmonėmis išreikšta tikrai švelniai, pagarbiai, stengiamasi, galbūt net norima parodyti tą meilę, nes pati Venera iš savęs mėgėja tarsi pusiausvyrą rasti, tarsi svarstyklių ženklas, kaip sakoma, nes pusiausvyros atradimas, tam tikras noras atrasti. Tai Venera iš savęs mėgėja palaikyti tuos nuoširdžius santykius, būti tokiu tarp tarpininkų, kuris tikrai gali padėti kažką tai sutaikyti. Kažkaip labai dažnai jie pastebi emocijas kitų ir stengiasi tikrai padėti, atsiprašyti, jeigu jie mato, kad jie neteisūs. Tokie yra tikrai nuoširdūs ir tikrai nėra, kad aš pasididžiavau ir išėjau, nors galbūt jis žino, kad jis yra kaltas, galbūt ne kaip jaučiasi, arba galbūt kitas ten pyksta, bet jis vis tiek pakels galvą ir nueis. Ne. Venera tokia nėra, tikrai nuoširdu ir svarbu yra ryšys, bendravimas ir tokie žmonės dažniausiai tikrai gali labai daug draugų turėti. Būti tikrai bendraujantis ir daug turintys draugų, mėgėjai tokius vakarėlius galbūt, ar ne, kalbantys tikrai iš širdies ir nesistengiantys kažkam tai įtikti arba
Jie nekalba iš tokio trūkumo, jie kalba iš tos tikrosios nuoširdžios meilės ir noro kažkam tai galbūt padėti, kažką tai mylėtis. Tiesiog bet kokiam bendravime gali atrasti grožį. Tokie žmonės netgi gali kažką tai rašyti, piešti, užsimti kažkokią tai kūrybą. Ta tokia Venera kaip kūrybiška planeta, kaip energija gali perteikti per kažkokią tai kūrybą rašymą. Labai dažnai tokiems žmonėms siūlo netgi rašyti kažkokį tai dienoraštį. Tikrai padės perteikti, išreikšti savo emocijas, jausmus. Taip pat ir mėnulis gali irgi, pat kaip minėjau prieš tai, kad mėnulis irgi galėtų taip pat rašyti kažkokį tai dienoraštį ir išreikšti mintis, netgi rašyti kažkokį dienraštį arba kažkur į internetą, platinti savo informaciją ar kažką, tai jie tikrai mėgėjai ir labai gražiai rašo ir tikrai turi rašytojo gyslelę. Tai va. Gerai, pereikime prie kitos planetos, tai yra Saturno. Saturnas yra tokia jau šiek tiek kitokia energija, tai atstovaujanti ožiaragio arba vandenio zodiako ženklams. Kai Saturnas įeina į trečią astrologinį būstą, tai yra brandos, tokios disciplinos ir tiesiog vėlavimų planeta ir energija. Dažniausiai tokie žmonės vaikystėje gali turėti kažkokius tai sutrikimų su komunikacija, arba, sakykime, pačiu bendravimu su giminaičiais, su draugais, su seserimis. Jie dažniausiai būna tokie užsisklendę, galbūt šiek tiek užsidarę, galbūt jeigu ir moka išreikšti tą komunikaciją, jinai būna tokia grubesnė, arba tokia tiesmukiška, pasakiau ir viskas. Neina per tą jausmų prizmę, eina labiau per tokią taktiškumą. Jeigu informacija jiems labai yra svarbi, ta informacija yra kaupiama, dedama lėtai, bet iš pradžių, kai žmogus deda tą informaciją, jis kaupia ir kai ją pasako, jis pasako taip šaltai, aiškiai, diskretiškai ir ten nėra nieko, jokių kitų minčių apart to, kad aš turiu pasakyti tą informaciją, nėra įdedama to jausmo. Tai žmogus dažniausiai gali būti šaltas, kaip robotas, sakykime, ir kalbantis. Bet dažniausiai po 35 metų žmonėms tas Saturnas šiek tiek pradeda jau atsipalaiduoti, jau nebūna toks įtemptas, kaip buvo vaikystėje. Ir Saturnas duoda visą gyvenimą tokį brandų, aiškų kalbėjimą. Ta komunikacija yra aiški, informacija suteikta tikrai ir aiškiai, ir stipriai, ir toks žmogus gali turėti netgi įtampas. Kaip ir minėjau, su vieną žmogų pažįstu, kuris irgi turi Saturną trečiam būste ir, kiek žinau, tikrai turi kai kur įtemptus santykius su broliais ir seserimis. Yra man sakęs, labai tai tikrai imponavo ir jis nežinodavo, kaip jam iškomunikuoti, kaip jam bendrausti žmonėmis, su tais giminaičiais, nes vis tiek kažkokia tai įtampa yra. Ir tu lyg kalbi, bet lyg nepasakai taip, kaip reikėtų pasakyti, arba tarsi atrodo, kad jis bando įtikti, bet kuo labiau nori įtikti, tuo labiau nesigauna. Ir aš jiems sakiau tiesiog po truputėlį tu atsipalaiduok, jeigu dabar tie santykiai įtempti su broliais ir seserimis, nesijaudink, vėliau jie atsipalaiduos, tie santykiai ir bus visai kitokie. Galbūt tu pradėsi kitaip žiūrėti, galbūt jie pradės kitaip brandžiau viską žiūrėti. Tai branda, ta atsakomybė, tas toks jausmas ateina po 35 ir dažniausiai žmogus tiesiog pradeda kitaip jau bendrauti, pradeda kitaip žiūrėti į tą komunikaciją. Kitą kartą gali būti netgi žmogus toks labai puikus oratorius, kur galbūt jaunystėje bijojau prieš sceną kalbėti ar neturėjau didelę baimę, tai buvo užblokuota, nes Saturnas mėgsta blokuoti. Ir kai ateina ta branda, ateina tas daugiau vyresnis amžius, žmogus pradeda atsipalaiduoti, tą tokį neatsipalaidavimą, bet atidirbęs jau tą energiją, atidirbęs tą komunikaciją ir jis pradeda reikštis. Jis gali kitą kartą būti labai puikus mokytojas, tik tai jo komunikacija bus išreikšta tikrai brandžiai, atsakingai, disciplinuotai, realistiškai, nes toks žmogus su Saturnu tikrai labai realistiškai kalba, jis nemėgsta pozityviai išreikšti, jis to tokio pasaulio ir tos informacijos nemato vien tik tai pozityviai ir vien tik tai naiviai. Ne, jis tiesiog mato konkrečiai, aiškiai ir jis bando tai išreikšti, išpozicionuoti tą savo informaciją. Tai jam tikrai labai yra aktualu. Tai va. Tiek apie Saturną. Prieikime tada prie kitos planetos, tai yra Jupiteris. Jupiteriui atstovauja Šaulio zodiako ženklas. Jupiteris jau yra šiek tiek kitokia planeta ir kitokia energija palyginus su Saturnu, tai jie šiek tiek yra kontrastingi.
Ir Jupiteris mėgėjas yra atvirkščiai daugiau pozityvumo, galimybių, plėtros planeta, daugiau išreikšta su intencija, kad aš galiu, man gyvenimas yra pozityvus, priimtinas, aš priimu visas galimybės. Ir kai žmogus kalba, jis jaučiasi tikrai. Šaulio energija iš viso yra mokytojo energija, yra mokytojo kelionių ir to akiračio plėtimų planeta ir tas zodiako ženklas. Ir kai jie kartu yra, jeigu jie kartu tikrai sėdintys, tai yra labai stipri pozicija, tai stipraus mokytojo pozicija, kai žmogus išreiškia komunikaciją tikrai plačiai, nes Jupiteris mėgstantis viską plėsti, mėgstantis gal net nerasti ribų, o plėstis tiek, kiek jis nori ir kiek jam reikia. Tai jau Jupiteris, tai sakyčiau, tikrai gan išmintingai kalbantis žmogus ir tikrai, netgi sakyčiau, tokie žmonės kartais gali būti iš dalies ir tokie trintukai, nes jie kalba, kad irgi išmintingai pasako, bet jeigu kalba, tai kalba ir užsisuka. Nesakau, tai yra plėtimosi planeta ir tai yra ir nuostabu, ir smagu girdėti, kad žmogus turi savo tokią plačią, aiškę ir tokią išraiškingą kalbą. Ir mėgėjas tikrai keliauti ir susipažinti su naujais žmonėmis. Jeigu aš važiuoju kelionės, tai jis visą laiką ras draugų, ras tikrai savo srities ir aplamai savo vaibo žmonių, su kuriais tikrai galės lengvai ir aiškiai iškomunikuoti, bendrauti, praplėsti savo akiratį. Tai yra labai labai naudingas sritis. Ir tokie žmonės netgi gali nuo pat mažens būti iš tikrųjų geri mokytojai, eiti kažkokią tai mokytojo poziciją, mentoriaus poziciją arba kaip tik sutikti kažkokį tai mentorių, kuris jiems padėtų iškomunikuoti, bendrauti, praplėsti tą akiratį, parodyti žinių kiekį, pravesti kažkokią tai komunikaciją. Tai yra labai naudinga. Tokie žmonės tikrai turės ir draugų nemažą kiekį. Irgi, kaip sakau, ta Venera irgi iš meilės, iš to tokio faino jausmo bendrauja. Jupiteris mėgsta tiesiog ir pamokyti kitus, ir praplėsti tą akiratį su kitais, ir kažkur tai išeiti, pabūti. Jis toks mėgėjas. Tai va. Kas dar? Na, prieikim tada prie Merkurijaus. Ir Merkurijus, tai kaip ir minėjau, yra dvynių zodiako ženklas jam atstovaujantis. Merkurijaus tai yra visiškas jo, jis gerai jaučiasi, tai yra jo būstas Merkurijus. Kaip Merkurijus iš savęs pati planeta energija yra tikrai bendraujant ir nuostabi, dėl to, kad Merkurijus mėgsta išreikšti save per tą žaismingumą, per tą azartą, per intelektą. Jo komunikacija yra labai žvitri, greita, nes pats dvynių ženklas yra tikrai analizuojantis, greitas, žvitrus, informacija eina be proto, dideliu greičiu, nežinau kartais žmogus kaip išreikšti tą informaciją, galbūt gali šiek tiek pasimesti, čia priklauso irgi nuo pozicijos, koks zodiako ženklas, bet dažniausiai jis būna tiek intelektualus, kad jis tiek turi didelį bagažą informacijos, žinių, kad jam net kartais pasimes gali, kiek yra didelis srautas informacijos ir jis nori tiek daug pasakyti, tiek daug išreikšti. Ir jis nuolatos kalbės. Tai yra labai irgi geri kažkokie tai gali būti tarpininkai, pardavėjai, čia wow sritis. Irgi menininkai išreiškiantys savo poziciją per kūrybą, per rašymą, per kalbėjimą, tai yra labai labai svarbu jiems ir gali tikrai būti netgi geri oratoriai, komunikatoriai, kurie išreiškia poziciją žiniasklaidai, geri žurnalistai. Tai yra labai labai puikia pozicija, nes tiesiog tai yra jo būstas Merkurijaus. Tai va, ką prieikim prie Rahu ir Ketu planetų. Aš kaip vadinu, Rahu ir Ketu yra iliuzinės planetos, jos yra, bet jų nėra. Tai yra toks, jos reikalingos dėl to, kad jos yra tarpas tarp labai trokštų ir labai noriu ir tarpas tarp to, ko man visiškai nereikia. Ir ten atsinešiu potencialą ir su tuo nereikia dirbti, nes ten jau atnešta.
Tai rakų yra troškimas, tai yra azartas, norėti dar ir dar ir dar. Tai kai rakų atsiranda trečiam astrologiniam būste, dažniausiai toks žmogus nuo pat mažens labai nori daug kalbėti, išreikšti save, bet ta komunikacija kartais gali būti tokiam rakų mėgėjas manipuliuoti, jis neina palei sistemas, eina prieš save, jis yra maištautojas. Tai jis mėgėjas tikrai daryti dalykus, kas jam yra aktualu ir patrauklu. Jeigu jis kalba, jis nori kažkokią tikrai gauti naudą iš to ir kad jo visi klausytų ir jis tą informaciją tikrai gali stipriai perteikti, gerai rašyti, labai būti tikrai išraiškingų kalbėjimų, pozicijos kažkokios tai ta informacija yra tikrai laki. Ir dar plius labai dažnai gali rakų žmogus, aš turiu vieną pavyzdį gyvenime, vienas žmogus turėjo rakų trečiam būste ir labai dažnai jis daug skaitydavo knygų, labai informatyvių, labai dvasingų, įvairaus rakurso tos knygos buvo. Ir jis tas knygas, kai jis paskaitydavo, jis visą laiką dalindavosi informaciją. Ir jam nuolatos būdavo aktualu, kad ta informacija perteiktų ir matytų kiti, kad išgirstų kiti. Jis visą laiką turėjo kažkokią naudą parodyti save, kad tai yra svarbu ir kad jeigu aš turiu informaciją, aš ją turiu perduoti. Nors galbūt ta informacija yra rašyta visiškai kito žmogaus, galbūt tai jo patirtis, bet jis dažnai sutikdavo su tuo ir rašydavo kitiem, perteikdavo tos knygos personažų, sakykime, tam visą informaciją. Ir dažniausiai tokie žmonės iš dalies jie moka perteikti informaciją, bet jie nemoka patys išmąstyti, patys apsvarstyti, ar tai tikrai jam naudinga, ar tai tikrai veikia. Ir tokie žmonės dažniausiai tiesiog kaupia informaciją, nori dar ir dar tos informacijos, kaupia, nes jie galvoja kažkur iš to trūkumo, kad galbūt aš netinkamai daug turiu informacijos, galbūt aš kažko dar nesuprantu, jį nuolatos bando suprasti, kaip gyvenimas, ta komunikacija, kaip jinai ta informacija ateina. Jie visą laiką tam trūkume. Tai rakų yra tas noras dar ir dar, niekada tai neužtenka, tarsi tu esi tam tikrame rūke ir nuolatos trokštis yra tavo gyvenimo tikslas, tiesiog rinkti informaciją. Na, prieikime toliau prie ketų, paskutinis. Tos irgi, jeigu ketų atvirkščiai atsiranda, sakykime, trečiam būste, tai tada žmogus atvirkščiai atsinešęs yra tokią informaciją, kuriam net nereikia tos informacijos kaupti, jis tiesiog ją turi. Iš kažkur ją turi atsinešęs, jam per daug nereikia skaityti knygų, jam nereikia per daug kažko tai analizuoti, aiškinti, įrodinėti. Galbūt kartais tokie žmonės iš viso gali mažai kalbėti. Jiem tai nėra aktualu. Ir kartais atvirkščiai, aišku, tada jau kai ketų yra trečiam, nueina rakų į 9 būstą. Tada žmogus labiau gilinasi į kitą sritį. Tai yra tiesiog tas, kaip aš minėjau kiek kartų, kad rakų ir ketų yra pusiausvyros ieškojimas visą gyvenimą. Ir kai tos planetos kartu sueina, kur labai noriu ir kur nieko nereikia, jos turi būti jos turi būti pusiausvyroje. Tai dažniausiai tokie žmonės, kai turi ketų trečiam būste, yra aplamai ta ketų planeta, jinai tokia daugiau į dvasingumą einanti. Jinai neturi tokio didelio ten trūkumo, jai nereikia ten per daug gilintis, daug žinoti, jinai tiesiog iš savęs laiminga, supranta tą dalyką. Tas žmogus netgi gali tą informaciją girdėti, bet jis per daug tai nesureikšmins, tai neaktualu. Tai dažniausiai toks žmogus yra turintis tiesiog dvasingą, aiškę, nuoseklę informaciją. Jeigu reikės, pasidalins, jeigu kažkas paprašys, jis pasakys, bet tai nebus iš to didelio trūkumo, kaip pavyzdžiui rakų turi trečiam būste. Tada jis laukia, kol patvirtinimo gaus už tą informaciją. Laukia. Ir visą gyvenimą tokie žmonės bus labai su rakų trečiam būste labai aktyvūs bendravime. Labai. Tai ačiū, kad žiūrėjote, gražaus laiko. Ir susitiksim kituose video.